4 mėnesio 8 dieną darbo grupės pasitarime dalyvaujančių darbo grupės narių balsų dauguma nutarta siūlyti tarybai priimti sprendimą, kad daugiafunkcinis sporto centras Gargždų mieste būtų statomas Dariaus ir Girėno gatvėje. Yra, būtinai turiu informuoti, nes turiu, tikrai, jums mes ir siunčiam, kiek gaunam, nes dabar aš besėdint čia gavau irgi dar nuomonių įvairių. Tai yra, gaunama daug pasiūlymų įvairiausių ir tikrai yra skirtingi. Vieni į vieną pusę, kiti į kitą pusę. Bet paskutinį gavau tokį, kad prašome jūsų nepriimti skubotų sprendimų ir atlikti išsame gyventojų apklausą, kaip tai numato LR teisės aktai. Taip pat prašom tinkamai informuoti rajono gyventojus apie salius laukiančią naštą įrengiant ir išlaikant šį objektą. Pateikti kompetitingų architektūros urbanistikos srityje dirbančių specialistų vertinimų ir siūlymus. O tai rašo Klaipėdos rajono sporto klubų vadovai ir sportui nebeingi rajono gyventojai. Nu čia paskutinis, bet yra tikrai daugiau. Bet yra šusnis, aš jo neskaitysiu, nes jūs visus jos gavo. Aš, jeigu galima šito klausimu, kadangi tai yra informacija ir mes šitą informaciją paskutiniusiom dienom iš tikrųjų labai gausiai gaunam tą informaciją, tai aš manyčiau, kad vis dėlto palikim šitą klausimą taryboje, iki tarybos dar ateis ir dalis informacijos naujos ir apsispręsime taryboje, ten ir padiskutuosim su bendruomenėm. Jau nusibodo tos diskusijos. Ne, priimsim sprendimą, aš manau, kad per diskusijas gimstas kelių žmonių. Diskusija dar tik prasideda, kaip matot, nuomonės plaukia ir erdvė viešoji yra tik sujudinta ir taip pat labai svarbu yra tai, kad tik Liepos mėnesį bus ES gairės ir kriterijai ir jau tada tikrai galėtume aiškiai pasakyti, kokių galimybių turi tiek viena, tiek kita vieta. Taip pat bendruomenės ta pozicija yra tokia, mes su mielu noru atsisakome savo idėjos, jeigu tarkim būtų įrodyta, kad Dariaus ir Girėno gatvėje galėtų atsirasti objektas tuo pačiu laiku, ir tokiomis pačiomis galimybėmis, kaip ir, tarkim, mes kalbame, kad stadiono teritorijoje. Tarkim, mums reikia, kad jūs pasakytumėte, jog tikrai ten gali būti pastatytas to, kad gali būti gyventa, kaip pati savivaldybė pasakė, plyno lauko investicija. Tai pagal numatytą programą, tarkim, daugiafunkcio centro ir stadiono, tai reikalinga viso 202 parkavimo vietos. Ir turint omeny, kad stadiono infrastruktūra šiai dienai yra nesutvarkyta ir vakar visi važiuodami Kvietinių gatve galėjo pamatyti, kaip varžybų metu yra užstatomas abi pusės, tai mes kalbam, kad šito objekto atsiradimas kompleksiškai išspręstų ir stadiono parkavimo problemą, ir mokyklos parkavimo problemą, ir netgi dabar naujoji mūsų toj pabandėme naują schemą atrasti, užtenka vien ties stadiono teritorijoje tų vietų automobilio statymui, net nereikia intensyviai labai naudoti mokyklos teritorijos. Taip pat kalbame apie tai, kad yra baigiamas Kvietinių gatvės techninis projektas, kuris taip pat sprendžia gatvės užstatymo problemą, atsiranda nišinės vienos pusės gatvės statymo galimybės. Ir tikrai parkavimas nėra pagrindinė šitos vietos problema ir kūrybiškai ją galima išspręsti. Ir šitą informaciją mes prasiūsim ir, aišku, mes padarėm tokį, kaip atrodytų daugiafunkcinis centras Dariaus ir Girėno gatvėje šiai dienai. Ir kalbėti apie plyno lauko investiciją, apie miesto plėtrą, kai yra nesutvarkytos dabar šiandien naudojamos esamos viešosios erdvės, tai tikriausiai yra protu nesuvokiama.